pradedame gavėnios metą pelenų trečiadieniu. Tai metas dvasinio atsivertimo ir visiško žmogaus perkeitimo, viso gyvenimo metas, atsinaujinimas iš pagrindų. Bėgant metams mes užsimirštame, mes lyg tos dulkės nusėdusios ant mūsų gyvenimo mus užneša kažkuom tai, kad mes pradedame vis mažiau pastebėti save ir kažkur tai prapuolame, išnykstame nuo to pagrindinio Dievo stalo, ant kurio turėtų vykti mūsų gyvenimas. Ir pelenų trečiadienį mes simboliškai patepame savo kaktas kryžiaus ženklu. Lietuvoje yra barstomi pelenai virš galvų. Taigi tas pelenų simbolis mums primena žmogaus gyvenimo trapumą ir didžią amžinybę. Bet kad įeiti į amžinybę, reikia dabar gyventi kaip žmonėms, kaip Dievo kūriniams, kurie pradeda tą amžiną gyvenimą jau būdami čia, tarp artimų, tarp svetimų žmonių, bet būdami tais didžiais žmonėmis. O kad pajustume gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, pranašas Joelis šiandien pelenų trečiadienį mums primena. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Sugrąžins palaimą valgių ir gėrimų atnašoms. Kaip nuolatinis persivalgymas ir gėrimas nebeteikia jokio džiaugsmo žmogui, taip ir mūsų bejausmis, beprasmis gyvenimas taip pat nebeduoda jokios prasmės. Gyvename kartais kaip tos būtybės, kur sako dar senais laikais, valgykime ir gerkime, nes gal rytoj mirsime. Jeigu pas žmogų yra tik tokie tikslai, tuomet gyvenimas yra labai liūdnas ir beprasmis. Šiandien 51 psalmė mums yra Dovydo psalmė. Yra sukurta iš didžios Dovydo nuodėmės. Pranašas Natanas ateina ir jam praneša jo nusikaltimą. Ir čia karalius Dovydas atgailauja. Aš savo kaltybę pažįstu, man vis akyse mana nedorybė. Aš tau ir tik tai tau esu nusidėjęs, dariau, ką laikai tu piktybę. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, mani nepalaužiamą dvasią atnaujink. Vai neatstumki manęs nuo savojo veido, praras tavo šventąją dvasią neleiski. Šiandien psalmė iš tų Dovydo visų psalmių turi tik 4 posmelius. Taigi paskaičiau 2 ir 3 posmelius. Antrasis tai yra karalius Dovydas pripažįsta savo kaltę. Bet kaip karalius išmintingas. 3 posmelyje jis suprasdamas savo nusižengimą, savo kaltybę, jis šaukėsi Dievą prašydamas, sutverk Dieve manyje širdį naują, padaryk mane naują žmogų, išplauk mane, išmazgok, aš galiu būti kitoks. Koks nuostabus yra Dievo pasaulis. Net nuodėmėje paniręs žmogus turi į ką atsispirti. Turi atsispirti į Dievą, kad pakilęs gyventų pilnai Dievu. Jeigu karalius Dovydas galėjo pakilti iš savo nuodėmės, gavėnios metas kiekvienam ir iš mūsų primena, ir mes galime pakeisti save. Ir mes galime pradėti viską iš naujo ir melsti. Turime tikrai kiekvienas prašydami karaliaus Dovydo žodžiais sutverti naują žmogų manyje, kasdieninėje mūsų maldoje. Apaštalas Paulius savo laiške šiandien mums primena
kiekvienam iš mūsų, kurie kartais galvojame, norėčiau pakeisti savo gyvenimą. Vieni sako, nuo pirmadienio pradedu viską iš naujo. Kiti laukia naujųjų metų, sako, nuo naujų metų pradėsiu viską iš naujo. Taigi visiems tiems, kurie esame gabūs visus gerus užmanymus, visus gerus darbus pradėti kada nors vėliau, šiandien kaip niekada yra svarbus apaštalo Pauliaus žodžiai. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena. Mėly tikintieji, štai dabar gavėnios metas, štai dabar laikas atsiversti, štai dabar laikas grąžinti skolas, tiek pirmiausia dvasinės, o nebejotinai ir medžiaginės, štai dabar, kai mums kalba Dievas, ir štai dabar, kai mes tikrai klausome, esame sustoję nuo bet kokio savo žemiško bėgimo, skubėjimo, įtampų ir apsileidimo. Mes dabar turime tą išganimo valandą ir ją pilnai išnaudojame. Vėliau, tame pačiame laiške, taip pat apaštalas Paulius mums rašo lyg į šios dienos temą. Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę dieviškų liūdesių, todėl iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Mėly tikintieji, gavėnios metas, galima sakyti, yra tam tikras liūdesio metas. Mes esame nuliūdę, kad mes supratome savo trūkumus, savo nusižengimus, savo klaidas, bet tas liūdesys daro mus naujais žmonėmis. Tas liūdesys mus išveda iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą, kai aš sustoju, pakeliu akis į dangų ir galiu sušukti: o Dieve, Dieve, kaip gerai, kad tu mane sustabdėjai. O Dieve, Dieve, kaip aš taip toli ėjau nuo tavo meilės ir malonės. Tiek ilgai ir tiek beprasmiškai. Taigi gavėnios metas yra nuostabus liūdesio metas, kuris iš tiesų veda į džiaugsmą ir gyvenimą. Pelenų trečiadienį Evangelijoje Jėzus primena saugotis veidmainystės. Šiame pasaulyje yra tiek daug veidmainystės ir sekantis žingsnis po veidmainystės tai yra papiktinimas. Tu žmogau gali veidmainiauti, bet esi matomas. Kas yra tikra tavyje, o kas yra parodoma, bet visiškai netikra. Šiandien Jėzus Pelenų trečiadienį mus kviečia geriems darbams, maldai ir pasninkui. Bet jisai kreipiasi, ir tai yra pirmi jo žodžiai: venkite visą tai daryti žmonių akivaizdoje. Venkite, kad jūsų gyvenimas būtų vaidyba. Jeigu tai darysite iš širdies gelmių, tuomet jūs būsite Dievo priimti, palaiminti. O palaiminimas tai reiškia, kad tu šiandien dar vis kvėpuoji, tu šiandien dar vis matai, tu šiandien vis dar girdi tave supantį pasaulį ir tu už viską dėkoji Dievui. Galbūt todėl man norisi šį Pelenų trečiadienį užbaigti su garsaus rusų rašytojo, žydų kilmės Josifo Brodskio, kuris buvo labai
tokia įspūdinga asmenybė, nelengvo gyvenimo. Jisai jaunas buvo atstumtas sovietinės sistemos, nes jis nerašė eilių komjaunimui ir partijai. Jis rašė eilės apie žmogaus gyvenimą, apie jo santykį su Dievu. Jisai už tai buvo įkalintas už valkatavimą, nes jisai manė, kad aš esu poetas ir aš turiu užsimti tai, ką aš labiausiai moku ir labiausiai galiu daryti. Taigi buvo ir įkalintas ir visaip kitaip mindžiojamas sovietinės sistemos, kol galop jis buvo išvarytas iš tuometinės Sovietų Sąjungos. O prieš tai dar ką norim pasakyti, jisai yra lankęsis ir Lietuvoje. Ir žinot, ne pas bet ką, yra lankęsis pas tėvą Stanislovą. Yra su juo bendravęs. Aišku, tai nuopelnas buvo Tomo Venclovos, nes pirmiausia, Tomas Venclova ir Josifas Brodskis buvo sielos bendražygiai, rašytojai, menininkai, literatai, poetai. Taigi, jis buvo nepraktikuojantis žydų tikėjimo žmogus, bet jo visa poezija, kaip jo darbų kritikai yra pasakę ir yra pastebėję, jinai yra pilna Dievo garbos, Dievo pagarbinimo, padėkojimo Dievui. Joje visur dvelkia pats Dievas. Kaip žinote, jisai 1987 metais galop gavo net Nobelio literatūros premiją. Sąlyginai jaunas numirė. Tai buvo gal 56 metai, kai jį ištiko 4. širdies infarktas. Tie infarktai tai jo neeilinis gyvenimas. Jo gyvenimas su tuo, kad jis buvo žydas. Jis buvo išvarytas iš savo šalies, iš savo namų. Jo tėvams neleido susijungti su sūnumi. Jam, kai jo tėvai mirė, neleido pargrįžti tėvų palaidoti. Tai yra siaubingas dalykas, kai tu negali atsisveikinti su savo tėvu, motina ir jis negali nei pas tave atvykti, nei tu pas jį. Taigi noriu užbaigti šį Pelenų trečiadienio mąstymą Josifo Brodskio žodžiais. Dievas saugo viską, o ypač žodžius, kurie myli ir viską dovanoja, kaip savo paties balsą.